atėjau čia iš šitos maltiečius ir man patiko labai, nes vietiškai kolektyvas, visos tos moterys patiko, nes jos yra kitokie žmonės, žinokit. Aš daug kam sakau, kada susiduriu su maltiečiais iš visos Lietuvos, jau dabar beveik susiduriu, mes kitokie, mes atviresni, mes šiltesni maltiečiai. Na tai va, pirmiausia, taip ir pakliuvau iš netyčių, kaimyniai pasišnekino, skaitosi, kuriasi senjorų grupė, sėdėti namuose nieko neveikti yra baisu. Aš visą gyvenimą judėjau. Vienu žodžiu, kad senjoros, kurios namuose sėdi ir kažkokį padaryti užimtumą jom. Kad jos ištrūktų iš tų namų, iš tų 4 sienų ir kaip sėk mes atsiradom prieš Velykas. Aš valdžiai pasakiau savo didesniai valdžiai, sakau, aš noriu tapti kapreikiant maltietį ir noriu padėti kapreikiant. Dar jėgų turiu, sveikata dar leidžia ir aš noriu jums padėti. Maistą važiuojam į savaitę 2 kartus, antradieniais, ketvirtadieniais. Nuvažiuojam, paėmam maistą iš valgyklos, kuri gamina. Na ir yra klientų sąrašas ir mes jiem atvežam 1 karštą, 2 karštą. Jie ne tiek to maisto laukia, kiek mūsų. Ta savanorystė tai yra man toks, kaip įsireikšti, toks mano sielai penas. Aš būnu pas tuos pačius žmonės, kurie yra už mane ir jaunesni, kiti vyresni yra. Iš karto mes viens prie kito randam bendrą kalbą. Ir kitas toks, ką žinau, požiūris man labai smagu, kaip jie mane įsisilgsta, kaip jie mane laukia. Kaip tokiam amžiui turim kažką paklausti jau pagal juos vis. Jiem žinokit, ir aš pati žinau, kartais gal to maisto ir užtenka, kad trūkumas jo gali apsėti, bet tas žodis žmogaus, tas atjautimas iš širdies, ne šiaip savo dėl reklamos, dėl kažko nereikia. Čia reikia nuo širdies jam padėti, nuo širdies paklausti. Ir nereikia meilytis, reikia būti normaliam. Man labai gerai nuskambėjo pasakyti žodžiai, sako, žmonių pilnas miestas, bet žmoniškumo beveik nerandu. Dabar iš vis mums trūksta žmogiškumo. Mes jį pametę, mes labai išėję į tą materialinį pasaulį. Žinokite, padėjimo reikia visiems. Katriem vežiojame, visiems yra reikalinga ar į parduotuvę nueiti, ar kažką namie padaryti, ar apsitvarkyti. Jų nėra tokių lakstančių. Jau jūs visus žinokit tikrai. Ir kada atveži, ir kada jie laukia, ir žino, kada atveši, tai jie sako, kaip gerai. Dabar turim tokius senukus, jie tuoj bus po 90 metų, kad jai sunku valgyti įsivirti. Jinai turi už ką nusipirkti, bet jai sunku įsivirti, jai reikalinga darbuotoja. Tai va tiesiog žinai, ko jiem trūksta. Palinkėčiau, kad ir aš taip sulaukčiau tokio šiltumo, žmogiškumo žmogaus. Tu man net neš tos ribos, bet ateik kaip žmogus pas mane. Su atvira dūšia. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.